Sveiki, brangūs draugai, su jumis Algimantas Jankevičius ir podkastas 5 minutės. Pasidalijusi Izraelio karalystė labai greitai prarado buvusią Izraelio šlovę Saliamono laikais. Jei judėjai ir izraelitai nekovojo su išoriniais priešais, tai jie kovojo tarpusavy. Jie kovojo ne tik ginklų jėga, Rehobeamas pietuose ir Jeroboamas šiaurėje. Efraimietis Jeroboamas per pranašą Ahiją, dar valdant Saliamonui, gavo iš Viešpaties ženklą, kad Izraelis bus padalytas ir jis taps daugumos karaliumi. Šis ženklas išsipildė tiksliai po kvailo Rehoboamo elgesio Sicheme, po kurio jis buvo priverstas grįžti į Jeruzalę, o izraelitai Jeroboamą pavertė karaliumi, kaip ir buvo išpranašauta. Jeroboamas gerai žinojo apie didžiulį traukimą garbinti Viešpatį Jeruzalės šventykloje ir kad jei izraelitai išliks ištikimi Dievui ir toliau eis į Jeruzalę ir dalyvaus pamaldose su savo broliais, tai jų širdys vėl bus sujungtos ir karalystė vėl bus viena. Bet tai netitiko Jeroboamo interesų. Siekdamas užkirsti kelią pavaldinių piligriminiam, jeigu taip galim pasakyti, žygiui į Jeruzalę, Jeroboamas pradeda kabutės ideologinį karą ir sugalvoja naują religiją. Tačiau ši reforma lėmė visiškai priešingą efektą. Biblijoje skaitome, kunigai ir levitai gyvenantis visame Izraelyje susirinko pas jį iš visų savo žemę. Levitai paliko jiems paskirtas ganyklas bei nusavybę ir suėjo į Judą ir Jeruzalę, nes Jeroboamas ir jo sūnus neleido jiems tarnauti kunigais Viešpačiui, paskirdamas savo kunigus aukštumų alkams, satyrams ir veršiams, kurių buvo pasidaręs. Paskui juos iš visų Izraelio giminių Jeruzalę atnašauti aukos Viešpačiui savo protėvių Dievui ėjo visi tie, kurie buvo pasiryžę širdimi ieškoti Viešpaties, Izraelio Dievo. Taip jie sustiprino Judo karalystę ir parėmė Saliamono sūnų Rehobeamą 3 metus, nes Dovydo ir Saliamono keliu jis ėjo 3 metus. Ką mes čia matome? Jeroboamas niekaip nenorėjo pasitikėti Dievu, juk pranašas Ahija perspėjo jį: jeigu būsi klusnus visur, kur tau įsakau, eisi mano keliais ir darysi, kas dora mano akise, laikydamasis mano įstatų ir įsakymų, kaip darė mano tarnas Dovydas, aš būsiu su tavimi, pastatysiu tau tvirtus namus, kaip pastačiau Dovydui, ir atiduosiu tau Izraelį. Tačiau panašu, kad Jeroboamas nusprendė savarankiškai sustiprinti savo karalystę, naudojusi metodais, kuriuos jis laikė efektyviausiais. Jis pasidavė šėtono pagundai. Gundė netikėti Viešpačiui ir suabejojo jo ištikimybę pažadams. Baimė prarasti savo karalystę, liekant ištikimu Viešpačiui, paskatino jį eiti nesėkmės keliu. Brangūs draugai, kartais savo gyvenime susidurime su pasirinkimu. Elgtis vadovaujantis Dievo įstatymais ir susidurti su aplinkiniu smūgiai. Ar eiti į kompromisus su nuodėme, kad daugiau ar mažiau ramiai išgyventumėm krizės laikus. Jeroboamo pamoka turėtų būti įspėjimas. Už ištikimybę Viešpačiui visada atlyginama. Parašyta, kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. Ištikimasis Danielis išgyveno liūto duobėje, ištikimi Danieliaus draugai gyvi praėjo pro degančią krosnį, o Jėzaus Kristaus ištikimybės dėka šiandien mes priimame jo išgelbėjimą. Su jumis buvo 5 minutės ir Algimantas Jankevičius.